tiesą sakant, tai buvo iš tiesų visiškai netikėtas dalykas mano gyvenime, kuris pakeitė absoliučiai viską, ką darau dabar. Europos savanorių tarnyba tai yra galimybė jauniems žmonėms išvykti savanoriauti į užsienį ir būnant naudingų vietos bendruomeniai mokytis. Šią programą finansuoja Europos komisija ir ji yra programos Veiklus jaunimas dalis. Programoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 18 iki 30 metų. Pagrindinės dalykas, pagal kurią yra atsirenkami savanoriai, tai yra motyvacija. Visa kita priklauso tik nuo jo norų. Šalys yra labai įvairios. Aišku, pirmiausia, tai yra ES šalys ir šalys kandidatės, taip pat Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys kaimynės ir kai kurios kitos pasaulio šalys. Savanoriška tarnyba gali trukti nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių pagal šią programą. Tai priklauso nuo priimančios organizacijos galimybių ir nuo savanorio galimybių. Tai yra, kiek jisai laiko gali skirti tai savo tarnybai. Savanorystės sritys yra pačios įvairiausios, tai yra tai, kur yra nesiekiama pelno ir gali būti savanorystė. Savanoriai gali savanoriauti tiek socialinėje srityje, tiek kultūrinėje. Labai dažnai pasitaiko, kad ir aplinkosaugos srities projektai. Savanoriai gali atvykti savanoriauti į vaikų darželį ir vaikų dienos centrą ar jaunimo klubą, bet taip pat ir į kokį nors nacionalinį parką arba kad ir biblioteką. Savanoris dirba pilną darbo savaitę. Tokiu būdu būna ir naudingi tai organizacijai, kurią atvažiuoja, ir naudingi savo, nes jie išmoksta, žinoma, to, ką veikia pati organizacija ir darbo komandoje, bendravimo, bendradarbiavimo, visų tų dalykų, kurie jam bus po to reikalingi įsiliejant į darbo rinką. Savanoriui tarnyba praktiškai nieko nekainuoja, jo veiklos, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos yra padengiamos per projektus. Jam gali tekti prisidėti 10% kelionės išlaidų, tačiau tai ir viskas. Dažnai pasitaiko, kad priimančios ir siunčiančios organizacijos šią dalį taip pat padengia. Savanoriauti nusprendžiau iš tikrųjų labai paprastai, nes apie programą žinojau gana seniai, nes dalyvavau keliose jaunimo projektuose, net nedvejojau ir pasirinkau savanorystę. Formalumai, kuriuos reikėjo susitvarkyti, yra gana paprasti. Tai CV ir motyvacinis laiškas, kurį reikia siųsti priimančiai organizacijai ir taip pat pasirašyti trišalę sutartį tarp savanorio, siunčiančios organizacijos ir priimančios. Savanoriauti vykau į Vengriją, į Budapeštą, į Edešek jaunimo organizaciją, kuriuos pažinojau ir anksčiau. Iššūkių buvo ne tiek ir daug, bet vienas pagrindinių, tai būtent toje organizacijoje atrasti savo vietą galbūt, nes savanorio statusas yra truputį kitoks, nesi nei darbuotojas, nesi nei koks klientas, bet esi savanoris ir gali pasirinkti užduotis, kokias norėtum daryti, tai tiesiog atrasti tą savo vietą organizacijoje, sugalvoti, ką galėtum joje nuveikti, kuo prisidėti. Savanoriaudama aš išmokau vengrų kalbą šiek tiek, taip pat nemažai pakeliavau, prisidėjau prie organizacijos veiklos, suorganizavau kelis jaunimo projektus, mokymus ir smagiai praleidau laiką. Europos savanorių tarnybos struktūra yra tokia, kad ją sudaro 2 organizacijos, tai yra siunčianti organizacija ir savanorių priimanti organizacija ir pats savanoris. Siunčiančios organizacijos funkcijos yra tokios, tai yra padėti savanoriui išvykti, susirasti tinkamą projektą, įsigilinti jo motivaciją, ar iš tikrųjų jis yra tinkamas apskritai savanorystiai, tada paruošti jį savanorystiai, kad projektas tikrai būtų kokybiškas ir projekto metu palaikyti savanorį, jeigu jam kyla kažkokių klausimų, problemų, padėti jas spręsti ir laukti jo grįžtant į Lietuvą,
padėti jam čia adaptuotis, reintegruotis ir panaudoti projekto metu įgytą patirtį. Priimanti organizacija organizuoja savanorio veiklą, tai užtikrina užimtumą, kad bent 35 valandas per savaitę savanoris turėtų veiklos, padeda jam taip pat integruotis į šalį, į organizaciją, rūpinasi jo gyvenimo vietos klausimais ir padeda irgi su iškilusiom problemom tvarkytis. Kartais savanoriam kyla sunkumų ir tiek priimanti organizacija, tiek siunčianti organizacija padeda savanoriam sunkumus spręsti. Kalbos nemokėjimas, tai priimančiai šalyje yra organizuojami kalbos kursai. Jeigu tai yra kažkokios konfliktinės situacijos, tai irgi padedama tiesiog susėsti ir jas spręsti. Jeigu savanoris kartais nori pakeisti projektą arba savanoriauti kažkur kitur, tai tada irgi su siunčiančia organizacija yra sprendžiami šitie dalykai, bet savanoris jokių būdų nėra paliekamas vienas spręsti tam tikrus sunkumus. Afrikos savanorystę iš tiesų nesirinkau. Afrika pasirinko mane. Labai ilgai ieškojau savanorystės projekto Europoje, aplink ją. Ir vieną dieną gavau pasiūlymą keliauti į Afriką. Sudalyvavau konkurse ir po 3 savaičių suleidę visus skiepus mane paleido tiesiog į Afrikos širdį Keniją. Kenijoje dalyvavome sporto programoje. Būtent mergaitės per sportą bandėme įtraukti į visuomeninį gyvenimą. Organizavome sporto renginius, galiausiai dirbome mokykloje ir darėme daug kitokių veiklų, ne tik sporto, ir ekologijos, edukacijos, meno, šokio. Taip pat labai gerai leidome laiką ir keliavome aplink šalį. Afrikoje praleidau 6 mėnesius ir tai buvo iš tiesų patys geriausi mano mėnesiai gyvenime. Savanorystė man kaip žmogui davė labai daug, nes grįžau iš Kenijos visai kitoks žmogus, su naujomis idėjomis, su naujų ryžtų daryti čia Lietuvoje daug naujų dalykų. Afrika subrandino mane kaip žmogų ir leido visose srityse pasiekti to, ko norėjau, to, ko svajojau. Savanorystė už ES ribų iš tiesų yra sudėtingas reikalas. Jis kainuoja daugiau lėšų, daugiau išlaidų ir daugiau darbo. Todėl, manau, tų projektų nėra tiek daug Europoje ir daroma. Visiems norintiems išbandyti savanorystę palinkėčiau nebijoti, susirinkti visą reikiamą informaciją ir tiesiog išbandyti šią galimybę. Linkėčiau tiesiog pasinaudoti šią galimybę, išbandyti save tose srityse, kurios domina, nuvažiuoti į kitą šalį ir mokytis iš tos kitos kultūros. Būsimiems savanoriams palinkėčiau svajoti ir tikrai norėti apsilankyti Afrikoje. Tada viskas įmanoma. Linkėčiau visiems jauniems žmonėms išbandyti šią Europos savanorių tarnybą, išdrįsti, išvažiuoti savanoriauti ir pažinti kitą šalį, pažinti save ir paskui patirtį parsivežti čia namus, pritaikyti Lietuvoje.